Kad šiandien galėtumėte tapti globėjų vaiko, iš tiesų reiktų pasikalbėti apie tam tikras savybės arba gebėjimus, kuriuos reiktų turėti arba juos įgyti. Tai pirmas dalykas, ką visada kviečiame žmonės, apie ką susimastyti ir pagalvoti, tai yra apie jų tikrąją motyvaciją. Tai visgi kokia yra ta pagrindinė priežastis, dėl ko aš noriu tą vaikelį priimti į savo šeimą. Dažniausios klaidos, kurios šitoje vietoje yra daromos, kad žmonės tarsi nori užmaršinti praeities dalykus su vaiko atėjimu, išsispręsti asmeninės kažkokias šeimos problemas su vaiko atėjimu. Tas vaikas tampa kaip elementų paįvairinti kasdienybei. Tai taip nėra. Vaikas, kurį jūs pasiemate į savo namus, yra mažas žmogus su savo atskiru gyvenimu. Tai yra traumuotas vaikas ir tam reikia tam tikrų įgūdžių, kuriuos trumpai dabar paminėsiu. Tai pirmiausia yra saugios aplinkos užtikrinimas. Ką tai reiškia? Dažnu atveju pasitaiko, kad žmonės galvoja, na štai dabar aš turiu sukurti kažkokią specialią erdvę, įrengti princesės ar princo kambarį, užversti tą patalpą žaislais, na ir va štai jau labai greitai padarysiu vaiko gyvenimą laimingu. Visiškai ne. Vaikui reikia sukurti natūralius namus, tokius namus, kuriuose jūs gyvenate. Svarbiausias dalykas, kad būtų užtikrinti tie baziniai poreikiai. Tai vadinasi, kad vaikas natūralu turi turėti kur miegoti, turi turėti kur ruošti pamokėlės arba užsiimti kažkokiais darbeliais, gali būti kažkokia vieta žaisti ir panašiai, tokia privati vaiko erdvė. Visada rekomenduojame, kad tai būtų atskiras kambarys, turėt galimybę turėti tą vaikas kambarį, tačiau tikrai yra įvairiausių situacijų, jeigu vaikas yra labai mažo amžiaus, tai gali būti pradžioje ir ta vieta tiesiog šalia jūsų. Tai vadinasi, nereikia perspausti šitoj vietoj ir sukurti staiga išskirtinių sąlygų, nes vaikui gali būti ir didelis labai rezonansas, jeigu jis ateina iš sudėtingų sąlygų ir staiga papuola į pilį, tai vietoj to, kad mes jį nuramintume, mes sukuriam jam papildomą tokį iššūkį, kad su šituo irgi reikės susitvarkyti. Antras dalykas, ties kuriuo turėtumėt pagalvoti, tai būtų apie tai, kaip atpažinti arba kaip atliepti vaiko poreikį. Tai yra viena sudėtingiausių ir ilgiausiai trunkančių situacijų mokymosi dalies proceso, nes reikia išmanyti ir tam tikrus tada vaiko amžiaus tarpsnius, reikia suprasti, kodėl vienoje ar kitoje situacijoje vaikas elgiasi vienaip arba kitaip. Bet tai yra esminis dalykas, norint sukurti artimą ryšį su vaiku. Ir šitoj vietoj dažniausiai pasitaikančios tokios kaip klaidos, kad mes suaugę galvojame, kad štai dabar aš būsiu malonus, apdovanosiu tą vaiką labai didžiulę meilę. Ir tas stebuklas įvyks čia ir dabar. Tai nevyksta tie stebuklai taip paprastai, pasitikėjimas yra užsitarnaujamas, labai normalu. Vaikas tikrai kurį laiką turi pabūti jūsų saugioje aplinkoje, suprasti, kaip jūs, kaip suaugęs žmogus veikiate šiam gyvenime, ar jumis galima pasitikėti. Tikrai būna atvejų, kai vaikai mums pateikia tam tikrus egzaminus, patikrindami mūsų pačių asmeninės ribas, kaip mes į jas reaguojame, ar tikrai iškrėtus vieną ar kitą išdaigą vis dar būsime mylimi. Ir kai išlaikome tą mini egzaminą, kai vaiko širdeliai po truputėlį rimsta, pamatome tą tikrąjį paveikslą, tai visgi su kokiu pasauliu yra atėjęs vaikas, su kokiu pasauliu jūs jį priimate ir kaip šitoj vietoj atsiranda bendrystė. Tai ilgas, kantrybės ir meilės reikalaujantis procesas. Dar vienas dalykas, jeigu kalbant apie globą ir globėjus, kuris kelia tam tikrus iššūkius ir visada žinoma labai daug klausimų, tai yra santykių palaikymas su biologinė šeima. Tai šitoj vietoje mėgstu sakyti, kad tikrai suprantu, kodėl tas iššūkis kyla ir šitoj vietoje be jūsų atleidimo į priekį nepajudėsite. Vadinasi, mes sau turime labai taip pat rasti atsakymą, ar aš galiu atleisti žmogui, kuris nuskriaudė vaiką, kuris traumavo vaiką, atrasti tame žmoguje dalykų, kurie leistų mums pamatyti kitas priežastis ir kitą jų paveikslą.
Ir tą padaryti yra būtina ir pasakysiu kodėl. Todėl, kad vaikas, kai mes jį pasiemam į šeimą, jis ateina su savo šaknim, su savo istorija, su savo patirtim. Na ir jeigu mes čia staiga sakysim, va, ten tai buvo labai blogai, o čia yra labai gerai, mes iš karto vaiką sudėsim į lentynas. Tai, kas buvo ten blogai, vaikas iš karto gauna signalą, aha, tai vadinasi, jeigu aš ten buvau ir man buvo, ir aš esu blogas, mano tėvai blogi, ir jis ieško tapatumo su tuo praeitų santykiu ir jau kito santykio gerojo jis nebemato. Vadinasi, mes turim atrasti biologiniuose tėvuose, kaip ten bebūtų, kokia istorija bebūtų buvusi, dalyką, kuris leistų mum ir patiems šitoj situacijai nurimti. Kas gali būti gražaus, atrodo, smurtiniam atveju? Ogi tai, kad mama, kuri, tarkim, biologinė mama, kuri patyrė galimai pati smurtą, buvo skriaudžiama, neturėjo sąlygų, visgi šiam gyvenime ryžosi pagimdyti tą vaiką. Ėjo tą drąsų žingsnį ir štai mes turime gyvybę, kuri atkeliavo į jūsų šeimą. Na ir va tokiais patruputį dalykais tuos atrasti savo ir juos perduoti vaikui. Jeigu vaikas neturės savo šaknų, jeigu jisai nesupras, iš kur jisai kilęs, jisai negalės sukurti ryšio su jumis, nes veikia mus ir tie pasąmoniniai dalykai. Nu, vat aš jaučiu, nu, vat kažkaip kitaip. Tai va tą kitaip mes turim tiesiog legalizuoti. Taip, tai yra normalu. Tu atėjai iš to pasaulio, atėjai iš to šeimos, tavo šaknys yra tokios, jokių būdų nemenkinti tėvų, nes jei jūs gražiai atsiliepsite apie vaiko tėvus, jūs kartu būsite tie žmonės, kurie, nu va, koks geras žmogus. Tai va tą parodyti vaikui tokią realybę, bet per susitaikymą ir per tam tikrą atleidimą į biologinę šeimą. Dažnai žmonės klausia, nu, bet tie vizitai gali būti žalingi, tie susitikimai gali būti žalingi. Yra šitas momentas tikrai ir čia krista atsakomybė ant jūsų, kaip tą įvertinti, bet mokėsite įvertinti dėl to, kad reikia stebėti vaiką. Jeigu jūs matot, kad vaikas blogai jaučiasi po susitikimų su biologiniais tėvais. Jeigu jūs matote, kad tėvai daugiau pažada, negu po to išpildo, jeigu vaikas gyvena kažkokioj iliuzijoje, kad nu va, čia dar bus, čia man tikrai, man pažadėjo, be abejo, tai yra pakartotinis vaiko traumavimas ir šiuo atveju kartu su globos centro specialistais reiktų priimti sprendimą, kad tuos susitikimus arba mažinti, retinti, o galimai gal ir visai jų atsisakyti. Kita užduotis, ką turime atlikti, tai turime per tą visą laiką be abejo vaiką mokinti, kaip stiprinti jo ryšius, stiprinti jo bendravimą su kitais žmonėmis, kitais vaikais. Šitoj vietoje reikia daug fantazijos ir kūrybos, bet gal paprasčiausias receptas galėtų būti, kad būkite pavyzdžiu. Kaip jūs bendraujate vienas su kitu, kaip jūs bendraujate su savo draugais, kaip jūs bendraujat su savo kaimynais, artimaisiais. Visa tai yra lygiai taip pat pamokos ir jos yra tikrai daug geresnės, negu pasisodinus vaiką, tiesiog sakyti jam, na, gyvenk taip, mokykis taip, daryk taip, elkis taip, o jūs patys darot visiškai priešingai. Tai irgi ilgas ir nuolat besikeičiantis procesas, kuris reikalaus kantrybės, reikalaus daug dėmesio į save, nes mūsų irgi elgesys šitoj vietoje, na, jis visuomet turi būti pasvertas ir pamatuotas. Ir tai nėra lengva. Ir nenusiminkite, jei bus klaidų, jų tikrai bus. Labai svarbu, kad joms nutikus tiesiog leistumėt savo atsikvėpti, primintumėt savo, kad esate tik tai žmogus, nebijotumėt apie tos dalykus pasikalbėti su globos centro darbuotojais, kurie padės jums šitam procese, na ir judėti į priekį. Įžeidėt vaiką, atsiprašykit, buvot neteisus, nueikit, atsiprašykit, tai yra žmogiška, tai yra tikrai nesunku ir tai yra labai tikra. Paskutinis toksai gebėjimas, tai vadinasi, kad mes mokom jau vaikas perėjęs visus tos žingsnelius, mes tarsi mokom jo jau bendradarbiavimo tam tikrų galimybių, vadinasi, mes turim jau didesnį lūkestį, ne tik duoti, bet kažką iš jo gauti ir kad tai atsitiktų jau tokiam sąmoningam procese. Tai be abejo tas ateina su laiku, bet kuriuo atveju aš vis tiek linkėčiau pradžioj nenuskubėti, teisingai padaryti visus dalykus. Na, mes patys, net kai atvykstam į kokį užsienio šalį, na, mums reikia, prisėsti oro uoste ir pagalvoti,
į kokią čia aplinką aš papuoliau. O jūs įsivaizduokit, jūs nusileidžiate oro uoste, jūs pasitinka, nežinau, koks nors vietinis gyventojas ir sako, dabar bėgam čia, dabar žiūrėk, dabar čia tau šitą duosiu, dabar čia imk, čia tau dovanų, čia. Ką mes darytume? Vyktų atsitraukimas. Tai va, visi šitie paprasti dalykai iš tikrųjų įvyksta ir vaiko gyvenime. Tai nereikia bijoti globos. Labai kviečiu apie tai mąstyti, jaukinti šitą mintį, nes esu tikra, kad jeigu žiūrite ir klausote ir išklausėte iki šito momento, tai tikiu, kad kažką turite ir tiesiog tą reikia truputėlį dabar aplipdyti žiniomis. Tai raskite artimiausią globos centrą ten, kur jūs gyvenate, ten, kur yra jūsų gyvenamoji vieta. Užsirašykite į kursus. Jie trunka 3 iki 3 mėnesių. Tai yra 10 susitikimų. Kiekvienas susitikimas turi atskirą savo temą, kurioje jūs nuodugniai, nuo iki gausite įvairiausias žinias. Galėsite užduoti įvairiausius klausimus. Nėra nepatogių klausimų, nėra klausimų, kurie būtų gėdingi. GIMK mokymų programa tam ir skirta pasimatuoti, pasitikrinti, ar aš tikrai pasirengęs, ar aš galiu. Na ir toksai linkėjimas tikriausiai ateičiai, tai šiai dienai mes vis dar turime apie 1000 vaikų, kurie ieško šeimos. Kviečiu kiekvieną jūsų pamastyti apie tai, apie tą skaičių ir ar tikrai jūs negalite tapti ta šeima, kuri priimtų tą vaikelį, duotumėt savo meilę, savo patirtį, sukurtumėt namus, o svarbiausia, skaudžias istorijas paverstumėte laimingomis pabaigomis.